Aivarai, ką tik laimėjai RKL Oro karaliaus konkursą, sakyk, koks jausmas, kaip nuotaikos? Jausmas yra tikrai labai geras. Ne pirmą kartą dalyvauju dėjimų konkurse, bet pirmą kartą laimiu jį. O kur dar esi dalyvavęs? Prieš keletą metų, neatsimenu tiksliai prieš kiek, vyko taip pat Anykščiuose, sudalyvavau, bet nepasisekė. Ir dar dalyvavau Raseiniuose. Čia buvo krepšinio lygos. Šiandien turėjai salės didžiulį palaikymą. Kaip manai, kodėl tave palaiko tiek daug anykštėnų? Na, nes Anykščiai yra netoli mano gimtojo miesto Kupiškio. Todėl tiesiog dėl tokio tolio jie atvažiavo palaikyti manęs. Aivarai, sakyk, kur tavo dėjimų paslaptis, kad ir kiti, kurie nori galbūt tobulinti šitoj srity, kokia yra paslaptis tokių dėjimų? Na, visi vertina mano tikrai gerą šuolį. Tai va, manau, čia ir yra paslaptis. O koks tavo ūgis? Mano ūgis yra 1,86 cm. Tai palyginus su varžovais esi vienas mažiausių, ar ne? Na, taip. Aivarai, sakyk, kokie tikslai apskritai tavo krepšinyje yra? Ar tu sieji savo ateitį su profesionaliu krepšiniu? Na, mano tikslai, aš galvoju, žaisti vienoje iš nacionalinės krepšinio lygo ir man tai tikrai būtų didelis džiaugsmas. Ką galėtum palinkėti žmonėm, kurie nori turėti tokį šuolį kaip tavo? Niekada nepasiduoti ir siekti savo užsibrėžtų tikslų. Ačiū tau labai. Sėkmės.